sakyčiau, protėvių gyvenimo būdą ir jų paliktą lobį, aukurą. Tas aukuras randasi tenai žemiau, už mašinų yra tam tikra teritorija, ten galėsit pasižiūrėti. Nuostabus aukuras didžiulis. Kaip tai buvo galima iškalti tą aukurui, tą visą tą įdubą, kokiom rankom, kokiais įrankiais aš neįsivaizduoju, bet padaryta. Štai kokia mūsų yra, mūsų krašto yra legenda. Ir svarbiausia, mes irgi jau garbaus amžiaus ir labai norime į renginius, Rieškutėnų renginius, kad dar gyviems susitikti. Tai va, tas žmogus žmogui, žinau, kad visai, kad to prireikia, tai dar kartą sveikinu jūsų bendruomenę. 20 metų, tai čia iš viso vaikai, jeigu palyginti, kad 100-mečio sodiname miškus, tai visiškai vaikai, tai, o vaikai tokie, visai kas su šypsena, visai kas nuoširdus, visai jie kalba tai, ką jaučia, myli taip, kaip jaučia, dainuoja visą širdimi. Tai aš jums linkiu sveikatos, dainuoti širdimi, šypsotis akimis ir dar daug gražių ir nuostabių renginių jūsų krašte. Tai ten pyragą pasidėsite ir čia jums dovanų ir tikrai visus su šventėmis. Šiluma. O jos jums netrūksta tol, kol čia susitrankas. Nu, prie arbatos tai reikia ir puodelio. Oi, ačiū. Pirmą kartą žaizdas tautos užgydyti. Antrą kartą įdiegti arba pasėti tautos meilės dievus. Ir trečią kartą tautos pakelti sielas. Žmonių tautos pakelti sielas. Valyvai, valyvai, mokim savo obuolėlius raudonai, raudonai. Mokim savo obuolėlius raudonai, raudonai. Aš priskinsiu Ir žmonės visur kaip žmonės, ale va prie Ceginiai, mano gimtinė, ir prie Rieškutėnų, aukštai atsirė pietuko. A tai uždarė šitie kapašiai, sako, tiek nuo tiek patekti tiek, nu pakartokit. Rieškutėniškai tai gražiai siksta, jums da mokytis mokyti. Tai mes tokie mundri, žinokit. Ir ta pravda, dar vienas jubilėjas. Mums išėjame 25 metai. Tai juk čia Kalendeliai tutai, tai tutai, tutai, tai kalendeliai tutai, tai tu mergelė tutai, tai kokso mergelės gasmens vėlinė, blynelių kepą, blynelių kepą sviesteliute. Bernelių stovėjau, su jauna mergelė kalbėjau, ei valio ir valio.
mergelą kalbėjo, įverčiamėlą vadino, ei valio, valio ir valio, įverčiamėlą vadino. Dainų rinkinį, Petras išėjo ne didžioje Lietuvoje, žinot, viskas ėjo mažoje Lietuvoje, o tai mažlietuvė buvo po vokietės. O po vokietės reiškia, kad reklės, dainynus, istorinės knygas, kalendorius, moky. Deja, kad sakėte, Dėdužės iš karaliaučiaus, kad surokavau ant 300. Iš 300 viens te patiko, iš 300 viens te patiko. Bailų žiūrėti, bailus kalbėti, ir visą preisą nėr kito tokio, ir visą preisą nėr kito tokio. darbus dės nesuvėję. Jakštis gori ir kirvis. Janėlio bei taip susišnekėti viens miršint su kitu. Juk jau visai nusiduodau, juk mūsų dravens kur šumarsi. Kodėl anos ir tokį seklis, žinai? Seklis gali į vasaros metą peškom praeiti. Iki juodkrantės. Gali, jau, o dėl ko, Anė jau žinau, jūs ne. Ir daug ką milžins norėjo kelį padaryti žmonių. Pus darbo buvau padaręs, bet kaip ans ten buvau, nu taip ar ant atsaklovos atsidūrė, kanai ir anam tas jakšis pliumt ir nukreit. Jans. A gali mane pažičiot savąjį. Ventelik savas. Jo, gaudį. Nu į ką drėbė. O vakare gor jau reik žičką atiduoti vėlę šau. Pryteliau. Aš darbus bengiau. Norėk žičką atiduoti. Nu ventenį sako, jo, gaudau. Vėlę kap drėbį drabrinkui 30 kilometrų. O, nežiūrėk, viskas įvykiai surašyti. Aš jūs gražiai. Vyksta visi Lietuvos sundintys. Mūsų upelas neša nerin, nesiskužna Nemuna. Ir taip toliau. Mūsų miškai patys gražiausi pušinėliai. Cik žmonių čia visi Lietuvos sundintys. Pušinėliai, pieskinėliai. Tai kad pragyvinsi šitos kraštus, tai reikėjo prasmanyti labai daug visokių darbų kitokio matučiai. Sėlius plūkdė, uogas rinko, grybus, išselevo silkį daro, stintą su bobom gaudė, visokių dzygų čia buvo nebus. Tai dar prie to pačio Mildutė dar tai norėjo pasakyti. Aš tą pamėsėjau, kad gal dar yra ir kitų svečių, kurie nori ateiti, tarti žodį, pasveikinti. Matau, daug vieno tarybos narį, gal Ana nori pakalbėti, kur nors. Aš kalbėsiu kaip ne tarybos narė. Nelabai pažįstu. Čia ir yra bendradarbiavimas. Kalbėsiu ne kaip tarybos narė, o kalbėsiu galbūt kaip gimusi ant asfalto, seneliai mano gyveno Švenčionėliuose, bet visa mano vaikystė ir dalis mano gyvenimo prabėgo čia Reškutėnuose, kada vesdavo mane čia į bažnyčią mano
močiutė amžinatilsį, kada mes amžinatilsį su seneliu lankėmės muziejuje. Ir kas įstrigo man gyvenime labiausiai, galbūt sakyt 20 metų, tai bendruomenė tikrai ne 20 metų. Galbūt faktinis popierėje tas skaičius yra. Jūsų bendruomenė yra daug daugiau metų ir jinai kuo yra išskirtinė, kad jūs esate gilūs savo tradicijom, istorija, savo amatais, savo meilę šitam kraštui ir kas svarbiausia mane žavi visą laiką, kad jūs savo močiutės mylimosios visas savo šitasias gerasias savybės ir darbus perduodat savo kartom, savo vaikams, savo anūkams. Tai aš bendruomeniai noriu įteikti, kiekvieną Janitę duodu, kad mažuose delnuose yra jūsų labai didelė širdis. Tai būkite sveikos, būkite laimingos, ačiū Valdemarai už jūsų irgi energiją, už jūsų meną, kuris kabo irgi ant sienų pas mus namuose. Ačiū Antanui, kuris ten stovi, Janitės sūnui, kuris iš tikrųjų buvo mano klasiokas. Atėjęs, kaip sako, dažniausiai ateina į miestą kaimo vaikas ir tu stebi. Ir ką aš mačiau? Šiluma akise. Tyli šypsena, bet kiek jinai daug pasakanti, savo nuoširdumu, savo atsakingumu. Žodžiu, labai dėkinga Antanai, kad mūsų keliai susitiko. Ačiū Janytei ir ačiū iš tikrųjų Reškutėnų bendruomeniai už jūsų šilumą, už jūsų meilę ir didelį indėlį, kurį jūs nešat būtent šitam kraštui. Tai va, ačiū labai, Amžiną meilę žadėjau, savo skandelę dainą. Amžiną meilę žadėjau, kartą jaunimo būrį, aš su kitu pakalbėjau, tu įsižeidęs labai, apsisukai ir nuėjai. Tu įsižeidęs labai, apsisukai ir nuėjai. Bėgau namo tekina, mėnuo man nušvietė kelią, vos tik parbėgus namo, laukiau tavęs prie vartelių. Vos tik parbėgus namo, laukiau tavęs prie vartelių.